Minioje žmonių tavo veidą iš toli regiu. Patikėt sunku, pasikeitę stovime abu. Susitikome tyčia po tiek daug bemiegių naktų. Kai jau rodos paleidom ir vėl viskas atgyja viduj. Laikas bėga pamažu, aš ilgiuosi tų dienų. Pasakyti man nedrąsu, aš tą patį tau jaučiu. Nes nepasikeitė viskas taip pat, lyg būtume tik vakar susipažinę. Matau tavo akis išduoda man, jei galėtų negrįžt atgal. Aš jaučiuosi vėl, būtų man 17. Štai ir vėl. Man labai džiugu, kaip ir kiekvieną vasarą prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo, nes tai, ką jisai daro, yra tikrai labai didelis dalykas ir aš matau daug žmonių, kurie supranta, dėl ko tai yra daroma, tai daroma dėl vaikų, kurie turi tikrai didesnių bėdų nei dauguma iš mūsų ir labai džiaugiuosi, kad yra tokios šventės ir mes galime surinkti šiek tiek pinigėlių tiems vaikučiams ir be abejo kartu praleisti gerą laiką. Bet pagrindas yra vaikai ir pagalba jiems. Tai dėl to labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi Rimu, ką jisai daro. Labas visiems, čia Vidas. Labai ačiū Rimanto Kaukėno fondui, kad yra eilinė galimybė sudalyvauti tokiam prasmingam, fainam renginį. Ir galų gale ne tik tai užsiiminėti tą, ką darau profesionaliai muziką, bet ir tai, ko norėjau visą gyvenimą būti krepšininku. Tai šiandien ir pažaidėm kašį, ir varžybas, turėjom baudų metimo ir padarėm svajonę, berniukų įgyvendinom, tai viskas viename. Tai labai ačiū ir keliaujam toliau. Labai džiugu būti tokiam renginį už vaikus, už tėvus, kad tikrai praleidžia prasmingai laiką. Taip, ir pažiūrint į vaikų emocijas, jo atrodo šeštadienis, kaip kurie sėdėtų prie televizorių multikų žiūrėtų. Taip, čia tos emocijos, tas noras jau matosi pasiruošę nugalėti, laimėti kažką. Tai čia toks renginys, kur tikrai prasmingai ir naudingai vaikai praleidžia laiką. Ta bendruomenė, kur labai šiais laikais trūksta bendravimo, komunikavimo, tai manau, šita diena viena iš puikiausių. Linkim visiems gero turnyro, svarbiausia be traumų, pasisemt gerų emocijų, patirties, ne visi laimės medalius, bet visi laimės, kadangi čia daug išmoks. Tikrai šitam turnyrė ir susidraugaus, ir išmoks krepšinio įgūdžių, ir patirtį įgaus. Tai manau, kad pralaimėtojų šiam renginį nebus, ne vieno. Svarbu be traumų chebrytė. O jeigu ir kas gaus traumą, irgi patirtis. Sportininkų be traumų nebūna. Traumos grūdina. Tai gero starto ir geros dienos visiems, gero turnyro. Be traumų. Noriu padėkoti Rimanto Kaukėno fondui, iš tikrųjų, kad organizuoja tokius renginius. Mes darėm savo stadione futbolo renginį, dabar sudalyvavom krepšinio, tai labai malonu, kad prisideda, visi žinom, kad ir prie sergančių vaikų, bet prisideda ir prie traukos vaikams, kad sportuotų, nesvarbu, ar tai būtų krepšinis, ar tai būtų futbolas. Jis vienyje jaunimą ir yra puikus pavyzdys, tai ir aš pats džiaugiuosi galėdamas prie to prisidėti.